Sveiki, čia Turban TV. Šiandien mes esame vasariškame Vilniaus centre, kur merginos apsirengusios vasariškai ir kur pilna humoro jausmo neturinčių vaikinukų. Šiandien parodysime jums bajeroką. Mes su Snaipucha susilažinom, kad jisai nesugebės panelę susirasti, už kurią nereiktų mokėti. Aš sakau, kad jam nepavyks. Kai bus, pamatysim. Что моих радостей, работа, дом, могила. Иду с работы я домой и вспомнил, завтра выходной. Достал мобилу и звоню я Карифу. Hebra, zdaro, galim paklausinėti klausimų jūsų? Porą klausimų. Gerai žodžiais. Ne? Žinau, kad sunku patikėti, bet aš neturiu panelės. Ir man reikia biški patarimų, kaip nučiešinti paną. Gali patar kažką? Nežinau, kalbėk su ją. Fotografiją biški už papus užšykna. Biški prigert reikia, žinai. Короче, išėjęs į centrą, pirjomų neparodys, namo negrįžt. Hui. Davai, Vася. Opa, matei? Tai kokie jūsų vardai? Ieva. Tai va, yra tokia tipo problema. Aš žinau, kad sunku patikėti, bet aš negaliu surasti panos tipo. Aš tiesiog neina. Tai ką man reikia daryti, kaip nustebinti panelį, kaip gatį praeina čia, čiešint. Čiešint, tačiau smirdi. Jeigu tokio pano nori kaip Oksana Pikul, tai svarbiausia reikia kambarį pasikabinti kilimą, tokį senovinį rusišką, taburetę reikia turėti, pakviesti ją į namus ir jai patiks iš karto. Iškart matys toks interjeras geras ir jai daugiau nieko nereikia. Jeigu nori kitokios, ten tokios kaip Natalija Zvonkė ar kitokios, tai reikia tada suktis vakarėliuose, apsirengti kostiumuką. O čia jau sunkokai bus? Sunkiai, ne? Души, не кабели, не алкаши. Мы просто мужики, а годы не воротишь. Brindžiuką gersim čia. Tai va, žodžiai, ir pas man tokia problema. Aš žinau, kad sunku bus patikėti, bet aš negaliu surasti panos. Ir aš nežinau, ką daryti, dėl ko čia taip yra, tai gal patarimų kokį turi? Nu, tu apsirengęs įdomiai. Kaip įdomiai? Blet, senim. Sidabrinė? Blet. Babas gavau per 16 gimtadienį. Kas? Patogus kėdai, bliam, bėgu kai gazelė kokia. Pala. Taigi negavęs reikiamų atsakymų, o sulaukus tik pašaipų, aš nusprendžiau išeiti ir kabinti paneles savaip. Подойди ко мне, что же ты стоишь, что же ты молчишь, от чего дрожишь? Не пугайся ты, я тебя прошу, я не укушу и не обижу. Gerai? Galim po numerį gauti? O kodėl? Nesakyk, kad čia dėl mano koinės, kad ant pečių sudegė. Vaikina? Tai dantų turėsi? Nu tai aš šitą galiu mylėti. Tu pasiek, kaip šokaš. Tai žinok, per vestuvę šokas. Labą dieną, panelė. Labas. Kaip sekasi? Gerai. Gerai? Gerai. Aš Romka. Gal numerį galima gauti? Romana? Ne, aš Romka. Jūs Romka? Ne. Nu, bet Snaipucha gali vadinti. Ne, negali. O kodėl? Nes turiu vaikiną. Tai gal Bilnedų galiu? Tai jeigu susimokėsi. O aš, žinokit, o už gražias akis sakoma gaunama. Ne, čia ne. Ne? Šitą daryti, ne. Ne? Nu gaila, tai... Подойди ко мне, что же ты стоишь, что же ты молчишь, от чего дрожишь? Не пугайся ты, я тебя прошу, я не укушу и не обижу. Короче, kortas Snaipuchai su panelėm nepaėjo. Jums turbūt tai kelia nuostaba, man tikrai ne. Todėl dabar aš jūs paliksiu su kentiško gyvenimo guru Igor Šiškin ir jo patarimais, kaip netapti tokių kaip Romka, aka Snaipucha. Все, давай, это было Марадона.
Zdorovo, kinti, čia Igor Šiškin, kas manęs nepažįsta, aš esu rimtas kentas, suku varkas ant limonų, baigiau 8 klasės, atsitapau zonai, pradėjau sukti varkas ant limonų, dabar gyvenu gyvenimą dušį ir vargo nematoju. Esu rimtų kentų gyvenimo būdų ekspertas ir galiu patarti kiekvieno gyvenimo aspektų, kaip prasisukti. Už paskaitas babkinėjimų, nes mano nuomonė štukalytą paimti yra pamoina, geriau nupizinti limoną. Nu, kadangi romkai nepavizlo, nefartanula, aš jums patarsiu, kaip nekartot romkas ledu ir, blėt, su suplišusiam kojinėm nevaikščioti po centrą ir negazinti katyčių. Visų pirma, reikia susirasti bombžą ir ant bombžą atsidaryti firmą, paskui paimti paskolą. O su paskolą galite nusipirkti naują nuliovą BMK, M-kinę patarčiau ir karočią nuvaryti į parduotuvę du brolius, nusipirkti Ralph Lauren normalius drabužius ir tikrai gėdos niekada nematosit. Garantuoju, kad susirasit karštą katytę, galėsit tiesiog taškiai atdychati ir pati karšta katytė prie jūsų prieis. Problemų niekada dėl to nekils. Čia buvo Igor Šiškin patarimai. Rimti kentai, linkiu jums sėkmės. Davai.